Santykiai linksmas dalykas ir niekados turbūt nėra visiems vienodo atsakymo. Ar darėte kas nors pertrauką nuo santykių? Su vyru esame 12 metų kartu, iš jų beveik 5 metai vedę. Vaikų neturime. Iškilo krizė ir vyras galvoja, kad laimingesnis būtų gyvendamas vienas. Nėra apsisprendęs. Sakė, kad bijo padaryti skubotą sprendimą, kad po to nesigailėtų. Ėjome ir pas terapeutą, mėnesis buvo banguotas ir gerų ir blogų dienų, noras jo nepasikeitė. Vyras pats siūlė pertrauką, terapeutė sakė pertrauką 3 mėnesiai. Nusistatėm ribas, čia bendravimo, kol kas neprasidėjo, vyras ieško kur gyventi. Ar pertrauka padėjo ir kaip tai, ar neišsiskyrėte po jos? Supratau, žodžiu. Blogai, bet būna visokiausių scenarijų, būna žmonės padaro pertrauką ir tada jau ten visam gyvenimui susilieja, o būna, kad pertrauka išvirsta į skyrybas anksčiau negu pertrauka baigėsi. Būna visko. Taip pat kaip ir yra, pavyzdžiui, man nesuprantamas dalykas, bet yra tikrai nemažai psichologų, kurie primygtinai rekomenduoja laimingos santuokos esmė miegoti atskirose lovose, turėti atskirus kambarius. Kad išsimiegoti, išsilsėti, nes šalia, kad ir mylimo žmogaus, neišsimiegosi, nes visai būna knarkote, būna vartosi, žodžiu, yra ir tokių. Man pavyzdžiui, tai iš viso svetima. Aš asmeniškai to nesuprasčiau. Man tai jau būtų skyrybų pradžia. O jūs 12 metų kartu, iš jų beveik 5 metai vedę. Aš neįsivaizduoju. Aš tokių pertraukų neįsivaizduoju, nes aš senamadis kelmas ir man yra nesuprantama, kaip įmanoma padaryti pertrauką santuokoje. Nes man asmeniškai santuoka yra veiksmas, kurio metu vyras ir žmona patampa vienu kūnu. Ir jie turi ir privilegijas, ir pareigas rūpintis tuo vienu kūnu. Dabar įsivaizduokim, ar įmanoma, kad aš dabar taip paimu ir darau pertrauką. Kojos pagyvenkim 3 mėnesius atskirai. Ta prasme, arba ten, nežinau, pusę plaučių pagyvenkim atskirai. Ten, kas čia per briedas? Man asmeniškai tai nesuvokiama, bet vėlgi, aš matau kitaip pačią santuoką. Jeigu jūs santuoka tiesiog tai yra 2 žmonių, 2 asmenybių susibėgimas ir partnerystė, kažkokia, tai taip, bandykit pagyventi atskirai, bandykit ten kažką, tai jau tuos kitus modelius. Jie irgi būna veikiantys, bet iš mano patirties tai veikia viena kryptim. Tai startas naujai pradžiai su kitu žmogum. Viskas. Taip kad jūs įsiklausykit, nes visos, čia čia buvo, iškilo krizė ir vyras galvoja, kad laimingesnis būtų gyvendamas vienas. Iškilo krizė. Kas ta krizė? Kaip galėjo
jūs, du suaugusius kalbėti mokančius žmonės, kažkokia krizė privesti prie va tokios va situacijos. Kas ta krizė? Jei krizė tavo sesuo arba ten simpatiška kaimynka iš antro aukšto, tai, tai nežinau, tai čia jau yra, jau vadinasi įvyko skyrybos seniai. Kokia gali būti krizė, kad du suaugę žmonės nesusitaria, kaip ją įveikti? Bet kokia krizė įveikiama lengviau, kai tu dirbi su kažkuo, kažkas tau padeda, kai kažkas yra šalia tavęs, yra su tavim kartu. Ta prasme, o čia krizė ir hoba, davai atskirai, laimingesnis būtų gyvendamas vienas. Mieloji, tai su tavim kažkokia problema iškilo. Tai susėskit, susitarkit, išsiaiškinkit. Didžiausia bėda, kai mes su sutuoktiniu nesugebam kalbėti girdėdami. Klausyti galima, bet išgirst ar pavyksta. Jeigu pavyksta išgirst, yra labai paprasta susitart. Tai sudėtinga kai kuriems temperamentingiems arba ten, nežinau, klausimo įgūdžių neišsiugdžiusiems asmenims, tai gali būti problema. Bet, ką žinau, žodžiu, susėskit ir pasikalbėkit jūs normaliai. Ir baigit tas nesąmonės su savo pertraukom 3 mėnesiai. Nustatėm ribas, kad jokio bendravimo ir jokio bendravimo su kitais asmenimis, kurie gali turėti įtakos. Kol kas dar neprasidėjo, vyras ieškausi, kur gyventi. Nežinau, man nepatinka. Vyras ieškosi, kur gyventi. Tai jūs gyvenate tavo bute, ne? Nors jūs 5 metai vedė, tai tas butas, žodžiu, sėskit ir pasikalbėkit, nesąmonių neišdarinėkit.